Kai dar nebuvo rašto, raidžių, iš kurių galime sudaryti žodžius, žodžių junginius, sakinius ir šitai perduoti daug minčių, informacijos, buvo piešinių raštas. Nuo seniausių pirmykščių laikų žmonės mėgo piešti juos supančius objektus ant uolų, akmenų ir kitų įvairių daiktų. Tai tapo tam tikros informacijos perdavimo priemonė. Pavyzdžiui, strėlė ir šalia nupieštas gyvūnas, jautis, lokys, elnias reiškia, kad nurodyta kryptimi galima rasti šių gyvūnų, juos sumedžioti ir apsirūpinti maistu. Piešinių raštas vadinamas piktografija. Lotyniškai pictus reiškia nupieštas, grafo rašyti. Jeigu piktografinio rašto piešinys atliktas ant akmens, tai jis vadinamas petroglifu. Graikiškai petra reiškia uola, akmuo, o gliufo reiškia rašau, brėžiu. Tiek piktograma, tiek petroglifas yra informacijos perdavimo ženklas, kuris ką nors praneša, primena, aiškina, draudžia arba leidžia. Lietuvoje taip pat buvo atrasta nemažai petroglifų. Dažnai petroglifai pažymėdavo laukų, miškų, vandenų ribas, tai yra tarnaudavo kaip nuosavybės dokumentas. Pavyzdžiui, senovės lietuviai bitininkai nuosavybės ženklus iškirsdavo medžių drevėse. Pirmosios piktogramos buvo sukurtos jau net prieš 20 000 metų. Pagrindinė piktogramų savybė buvo ir išlieka tokia, kad